Draugiškams rungtynėms su Rusijos rinktinė besiruošiančios Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės sudėtyje dar 2 pasikeitimai. Rinktinės vyriausiasis treneris Kęstutis Kemzūra nusprendė sugrąžinti į nacionalinę komandą dėl traumų atrankos į Londono olimpinės žaidynės turnyrą praleidusius gynėją Renaldą Seibutį ir puolėją Simą Jasaitį. Jie užims gynėjų Deivido Dulkio ir Tomo Delininkaičio vietas. Kapitono pareigas iš Roberto Javtoko perėmė Linas Kleiza. Kęstutis Kemzūra teigė padėkojęs Deividui Dulkiui už jo įdėtą darbą viso pasiruošimo metu. Jis ypač rinktiniai padėjo treniruočių procese, kai vieną ar kitą žaidėją kankino traumos. Kaip žaidėjas jis turi labai daug gerų dalykų, gali įmesti, gerai ginasi. Tik jautėsi, kad jam, kaip rinktinės debiutantui, kartais pritrūkdavo patirties, ypač sudėtingesnėse situacijose. Bet manau, ar bent tikiuosi, kad laikas praleistas sportuojant kartu su komanda Deividui taip pat davė daug naudingų dalykų. Tačiau kalbant apie vyrų rinktinę, šiai dienai jis yra labiau perspektyvinio plano, ateities žaidėjas, teigia rinktinės strategas. Kiek sunkiau buvo apsispręsti dėl Tomo Delininkaičio? Pasak Kęstučio Kemzūros, toje pozicijoje buvo didelė konkurencija ir galutinį sprendimą nulėmė ne kažkoks to ar kito kandidato žaidimo lygio skirtumas, kuris tikrai nėra didelis, bet tam tikri taktiniai dalykai. Po to, kai paaiškėjo, kad neturėsime Roberto Javtoko, po diskusijų su kitais treneriais priėmė išvados, kad mūsų situacijoje yra reikalingesni aukštesni gynėjų linijos žaidėjai. Juolab, kad Renaldas Seibutis, kaip beje ir Simas Jasaitis, po turėtų sveikatos problemų yra atsigavę. Palangos stovyklos metu demonstravo puikią sportinę formą ir labai sėkmingai vėl įsiliejo į komandą. Išplatintame pranešime spaudai teigė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės strategas Kęstutis Kemzūra. Galutinį 12 krepšininkų sąrašą Tarptautiniam olimpiniam komitetui privaloma pateikti iki penktadienio. Tiesa, traumų atveju keisti sudėtį bus įmanoma ir vėliau. Kaip jau skelbėme, anksčiau rinktinės sudėtyje vyko viena priverstinė permaina. Vidurio puolėją Robertą Javtoką, kuriam diagnozuotas stresinis pėdos kaulo lūžis, pakeitė kitas aukštaūgis Antanas Kavaliauskas. Londono olimpinių žaidynių vyrų krepšinio turnyras prasidės Liepos 29 dieną.